Nu kągi, žvybai pasiruošta. Točka, kuprinė ir varom. Važiavau į savo gimtąjį miestelį. Čia man 200 metrų iki ežero, tai paprašiau pas tėtį Točkas atiduoti voj. Kai tikras karpinikas. Varau karšių. Gal lyną kokį. Pamatysit, kur aš būsiu. Faina vieta. Iškirai pai. Točka yra geras daiktas. Oi, kaip čia senai buvau. Nueisim prie ežero. Parodysiu, kuriame ežere aš išmokau žvejoti. Štai va atvykau. Pažiūrėkit, koks grožis. Va, koks ežeriukas. Nedidelis. Tai va. Ir prie šito ežero, kada atvažiuoju, visada čia yra sentimentai, nes esmė chebrytė šitame ežere aš, būdamas 5 metų vaikas, pradėjau savo žvejo karjerą su plūdine meškere. Va čia kažkurioje va netoli, va čia iš tų lapų. Tėtis pirmą kartą išsiplukdė ir po to laiko, kai sėdau, tai sėdau ant žuklės. Va. Ir čia grįžti visada malonu, nes tai čia yra mano žvybos pradžia. Šitame ežere aš žinau, kaip sakoma, kiekvieną vietelę, kiekvieną taškelį. Ir dabar nusprendžiau, kadangi grįžau pas tėvus, ateiti vakare, užsimesti dugninės, pasėdėti, gal kokį karšį suviliosiu. Labai kažko nesitikiu, bet tiesiog norisi pasėdėti savo gimtose vietose. Turi dar draugas prisijungti, kaimynas. Tai va, dabar kol ruošiuosi, matėt, man tos biškį turiu. Tai va, kol ruošiuosi, tai pažiūrėkite būtinai, kur reikia tikrai užsukti atvykus į Lazdijus, norint pasistiprinti arba žiauriai skaniai pavalgyti. Taipogi pas mano buvusį kaiminėlį. Tai pasižiūrėkit, kas čia per vieta nerealiai. Visą Lietuvą važiuoja, žinokit. Va daiktas. Tai va viskas čia atrodo. Va, gražu. Va, pats šefas išėjo. 100 metų nesimatė. Sakau, būtinai užsukit čia žiauriai skanu. Tai va. Labai. Teis, variau. Atėm variau. Čia. Va, pažiūrėkit. Kokioj gražioj vietoj esame. O, krančiukas, valtytė. Ten bambalis. Nu ir bandysim čia pasėdėti su dugninėm. Tu dar Arvydas prisijungs. Krantas toks ne stebuklingiausias, bet bus gerai. Kogi ne. Ką reikia susiruošti, kol laukiu Arvydo. Pasidarysiu stovą, viską susitvarkysiu. Meškerės pasiruošiu ir lauksiu. Lauksiu vaikystės draugo. Va, pagaliau atėjo kaimynas. Galit pasisveikti, aišku bandysim. Pagaut peleką. Reikia pagaut kažką. Jaukinsim vaklą. Žirniai, perlovkė, krūtė, kitaip tariant. Bus gerai. Sistemą paskui parodysiu, kurį geriausiai veikia. Bet tokių nematę būsit. Bet čia yra gerai. Visi išmandrėja, prigalvoja nesąmonę, reikia viską daryti paprastai. Kaimietiškai, kaip sako. Tai aišku, paprastai. Kuo kvailiau, tuo geriau būna. Vienu žodžiu, nereikia, žinai, vieną standartą laikytis. Kai visi prisigalvoja, tik taip ir ne kitaip. Nieko bandysim su visom sistemom. Bandysim visaip kaip gal. Lygtais visai neblogas, turėtų būti kažkas. Geras, žiūrėjau, bus geras. Šilta naktis. Plaukia mane su valtim? Bandom. Man. Na, matot, valtis. Medinė. Buso stogas, aliumas vienu žodžiu, bet jį reikia semti, nes jį prilyja. Jis neturi tempto. Čia ir ne šiaip savo. Bliam, atsimenu, su tėvu varydama ateina, girdi po lietaus. Semi, iki pusę valandos semi tą valtį. O spėka semdavo, argi ne aš. Tėvas sakydavo, eik semk. Tu jaunesnis. Dabar va, mintis buvo vaikams sakyti, ar girdėt, reikia. Tai va. Eik semk, tu jaunesnis.
Va, jau kinimas vyksta. Biški Arvid, ranka užkaita. Girdė, karšiam lūpos. Supranti, susivils. Tai aš tikiu, įsipilk vandens, tik nieko nesitiks. Kibiriukas reikalų. Nu tai va, aplinkui apmėtam ir valio. Ir bus labai gerai. Ką? Dar. Biškį ant čia. Antinį šėryklą. Pasidarysim jauko. Kažkur. Где? Darysim jaukėlį. Nu tai va, jauką paprastai su ranka. Neskaluojam. Bus gerai. Kvepia braščiai. Nu va, dėsim tokį šėryklus. Va, sėdėjom pavadėlis. Ir praeitą kartą Arvidas pagavo ant smirdalų. Reiks eit atsinešti peilį. Peilį per pusę verpjauti. Bandysim. Ne, susimūro smirdalas. Va, tunas. Pagiriuotam geriau ryte neustyt. Geriau neustyt, nes bus ne kažką. Taip, dabar, kad mes nepamirštumėm, ką dėjom. Pipirmėtė, tunas, braškė. Šokolato aranžas vidurinis, šenyčius kažko ir tunas. Narbas matyt. Viskas. Meškerės užmestos. Aplink šėryklas trynas mailis. Vienu žodžiu. Lauksim didelių karšių. Žuvų. Ar linų, ar karšių. Kažko lauksim. O. Jau net. Bet taip įdomi. Vieną užmetėm nieko, ant šitų dviejų tam paliūzino. Trinas aplink šėryklas. Reiškia mailis. Taip pažiūrėt, mano gal per sunkiai, bežinėlį. Ne, tai tokias geriausiai, tai nejauti šitų, žinai. Ai, tai pas be svorio? Be, reikia supranti Net neturiu dėmesio. jautrumą primažinti. Būna nuimi jautrumą, žinai, kad mažiau ten jautru būtų gerai. Kol dar šviesą plaukiu į bambalį įdėsiu švieselės, kad naktį matytumėm, kur mesti. Šviesasi mum. Bus geras daiktas. Va, pagaliukai. Liuks. Tai buvo įdomiau. Neužsikirto, matai. Ką žinau, gal užsikirto. Boilis, vienu žodžiu smirdantis ir pipirmėtė. Jo, kur tu davai. Bus įdomu. Ne, čia aš užkabinau. Kaip čia užkabinau, rašė? A jūs norite, jeigu reikės, tai pas mane susana. Nesupratau. Kaip čia dabar užsikabino. O. Eilinį kartą šulyje prigrybavo. Lyja, o neturėjo lyti. Prognozė ne kažką, vienu žodžiu. A ne? Nieko, va jauką užsidengiam. Ledas šviečia. Viską užsidengiam, visus elektroninius prietaisus uždengiam ir mum dzin. Naktinis pasivaikščiojimas. Parėjau link namelio. Kokie 300 metrų gal. Nedaugiau. Pasiėmiau apsirengti šilčiau ir bandysiu pasėdėti per visą naktį. Dar meškerės persimesiu.
Esmė šitame ežere yra kokia, kad iki pirmos nakties, jeigu neužkybo, nuolė, iki 6 ryto nieks ir nekips. Bet kažkaip pagalvoju, ar čia miegot lovai, ar geriau ant patogios, smagios, kaip sakoma, kėdės. Tai nusprendžiau eit gamtoj pasibūti. Šilta gera, tai sakau, geriau pabūsiu kėdėj gamtoj. O tai per kaimynų matom daržai, sodinukai visokie, šiltnamiai, va, gražiai svaini paini ir viskas. Biški toks. Olia kaip ir nėra praėjimo, bet kai žinai, tai ir arbulis va čia jau miega. Sako, tiek po sunkios darbo savaitės pavargęs. Eina, sako, liuliau. O aš nežinau, man nesimiega. Eisiu atsisėsiu, vienas pabūsiu su savim, su savo mintim. Nežinau kaip jum, bet man tai kartais to reikia. Įsilygiau tą ledą, šviežia, gera. Nu, taip nesinori, va taip, žinai, nesinori eiti į lovą miegot. Norisi būt gamtoj. Norisi būt prie meškerių. Tai ir būsiu. Na ką, turim 3 nakties ir permečiau meškeres dar kartą. Ir nieko. Dėka nori. O! Va, patys matėt. Nu, norėjau sakyti, dėka nori, kaip nori ir nieko. Bet kažkas liktais yra gyvųjų tarpe. Nu, toks miegas buvo apėmęs, toks kimarinimas, gal jau miksiu. O taip kėdėj grynai morė. Nu ir lauksiu to karščio didžiojo. Žiauriai smagu grįžt į tą ežerą, kur pradėjau žvejybas. Čia tokia, sakau, nostalgija. Geri prisiminimai. Šiaip smagu. Smagu laukti. Smagu laukti, apskritai smagu būti gamtoj. Išsijungiau telefoną. O tiesiog būna gamtoj. Jėga. Na, va, turim rytą. O, pradėjo švisti. Pabūdau nuo signalizatoriaus pip. Bet tik tai patampė ir viskas. Ir daugiau nieko. Toks lengvas patampimas. Tai va. Na ką, gal bus ir geresnių patampimų. Ne tik tai toks pip. Turaukiu kažkokią tik žuvį. Spėkit kokią. O Jėzus, va Jėzus. Sausarūrį. Bet įsivaizduokit, pirmas rytinis karščiokas. Pažiūrėsime, kiek čia valandų dabar. Žiūrim. Tada. Ką mes turim? O patys matot. 4 viduje. Turim pirmas kibimus. Nu gerai. Turim saulėtekį. Nu ir per naktį. Ai, nieko gero nebuvo. Prieš rytą va lengvi patampimai ant mažiukų bailiukų. Tai va. Stebuklų nėra. Plūdę kažkas nutempė. Geras.
plūdę. Įtempė plūdę kažkur. Kažkas plūdę girdit ant slieko. Ne. Buvo įtempęs į žolės. O tai tau kabliukas nutrūko ant pintavalo. O velė. Ant plūdės kažkas buvo iškė. Nu nieko, tiek spėrišti. O ant dugninių neateina. To pažiūrėsim, kiek turim laiko. Kiek mes turim valandėlių. Be 16, nu. 6, ale gali pradėti kibti šitame ežere. Lauksim. Įsivaizduojat, visą naktį prasidėjau ir nieko. Pakimarinau. Nu gerai. Sėdėsim, dabar iki pietų tikrai sėdėsiu. Sakiau, neskubėsiu čia iš namučio. Pabandysiu pasėdėti kokios 10 iki 11. Gal rytinis tas ateis bus. Reiks persimest. Bandysim sulaukti vis dėlto žuvies. Va, matot, būna ir taip. Naktelę prasėdi ir nieko gero. Bet aš dar kažkaip tikiuosi iš ryto. Vis tiek dabar 6. Gal sakau, dar rytiniai ateis. Žuvis tai juda kažkokia. Šiaip naktį patampimų buvo. Matėt, karšiuką vieną pagavau. Prieš naktį buvo visai neblogai. Bet nepakirtau kelių gražių. Nu, bet čia toks ežeras čia buvo nuo 10 valandos vakaro iki 1 ir nuo 6 ryto iki 12 dienos. O ką, aš niekur neskubu. Pasėdėsiu, palauksiu. Gerai įsimiegojau, bračia ant kėdės. Va, parodysiu kelią. O ko ne? Va, tokia pusiau gulom. Savo ir įsimiegojau. Arvulis nuėjo miegot namo. Dar ir man sako, einam, sako, ką čia vaidini žvejai. Bet nieko, aš kantrybės tariau. Išsėdėjau. Kad ir be žuvies, bet bent gamtoj įsimiegojau. Gryno oro išsikvėpau, gerai. Laukiam karščio. Bandau boilius dabar keiteliot. Gal dar kažkas lauks. Numetė svingą kimbant. Turbūt kažkas jau yra išsikirtę. Gali būt, kad nedidelė labai. Nelabai jaučiu. Kažkas biškį atvelis. Kažkas yra. Žuolis. Nu. Karšiokas. O. Nedidelis, bet yra. Ir ant ko pas mus jisai ant sipė. Aišku. Va toks. Bandė pabėgti. Ant plūdės kažkas pradėjo kibti. Gali būt, kad pradės ryte gal kibti. Aišku, čia karščiokas. Nieko dedam. Tinklelį. Mesim toliau. Žiūrėsim, kas čia bus.
kažkokių nedidelių būrys atėjo, bet jau vis kažkas atėjo. Plūdeno nėrė. Nu. Ir pabiškį tempė. Ir nieko. Sliekus tik aptampė. Ant plūdės čia gali lynas ateiti. Prie kranto netoli. Pataisysim tuos sliekus ir mesim vėl. Žiūrėkit, koks vėžys. Vėžys koks išlindo iš po nakties. Tikras lietuviškas, ne šiaip koks nesąmoningas. Yra čia vėžių šitame ežere. Galima prisirinkti. Nuleidžiam plūdę vėl. Gal sulauksim kokią lyną rytinę. Kažkas bandė tempt, bet neišlaukiu, reikėjo išlaukti, nuskandino plūdę. Nu, biškį ryte veiksmo yra. Šiek tiek. Turėjom atleidimą, bet tik tai atleidimą. Kažkoks atleidimas buvo, bet neužsikirti. Nu, o ryte prasidėjo biškį veiksmo. Kažkokio tais. Tai ten. Reiks skambinti Targulį, kad tai savo meškerės atsimesti. Nu. Ir kimba įdomi tik ant vienos meškerės, ant kairinės, ant metodo, ant mažiukų builiukų. Šeriukas ant sliekelio, pažiūrėkit, baisiulinis. O čia tai šerys užkyba. Bombinis, geras. Šerys nors atėjo. Geruolis, liauks. 8:30 ir nieko. Būna ir taip. Daryk, ką nori. Kaip nori. Neateina didelis. Nu, būna čia iki 12 ateina, kad jeigu turėsiu kantrybės, tai pasėdėsiu. O saulė šviečiama. Dėjau šortus. Baisiai karšta darosi. Nu, jeigu ne, tai gausis, kad yra kaip yra. Kitą dieną gal reikės dar bandyti pasėdėti, arba rytoj iš ryto pabandyti nuo 5 kokių ateiti. Nes šiandien kažkodėl neatėjo dideli karščiai. Tai va. Nu ką, paskutiniai akordai. Yra dar ko neišbandžiau. O išbandžiau beveik viską, tai va. Marcipanas ir sweetcornas. O šiaip viską išbandžiau čia. Ir braškę, ir ananasą, ir sūrį česterio, kuris smirda nenormaliai. Ir šitas, nu vat ant šito dar kibo ant tos stikio, kur vienu žodžiu pipirmėtė su mėta. Va dar kukurūzas, va dar 3 neišbandyti. Dabar jau vieną uždėjau iš vis. Ne šitą, palauk, kuris čia. Va. Buvo 3 atsit, niekada nesu ant jo nieko pagavęs, bet nu gal, sakau. Tai va dabar dar iš tos kažkurios bandysiu uždėti ištraukęs, nu žiūrėsiu. Jeigu net reiks eit namo pabiškai. Buliamba. Kibimas buvo. Matei, kai nešė plūdę? Lyg tai kažkoks kibimas, tik tai nežinau, ar čia kas yra, nedidelė kažkas. Geras? Pagalys. Jo, šitą makaliaukštą. Bet nardė tą plūdę. Eik, tu gal dar žuvis pabėgo. Ai ne, yra kažkas. Mažytė. Kas čia? Užmazgį. Normaliai. Žiūrėk, karšiukas atėjo. O. Ir žiūrėk, ant ko?
Joks juokais. Ant to smirdančio, kur tau sakiau, buvo triko. Taip ir dėsim, tu žiūrėk, atrinksime tą boilį. Nu, va, žiūrovai. Niekada, kur sakiau, nesu pagavęs. Ant jo ir užkibo. Čia gali būti reikalų. Žiūrėkime, ar važiuoja kažkas. Čia nedidelė. Turbūt nėra. Gal ir yra vėl toksai, žinai. Blemba. Antrą kartą šiandien užka. Jei, nėra. Užkadinu, supranti, stovą. Bet panašu, gal žiūrėk, atrastim boilį. Kažkas pradėjo dirbti. Yra kažkas. Na, panašu, būsim atradę boiliuką. Nedidelį, bet pradėjo domėtis juo. Tai ten davažiuotai gali. Va tokie, va. Nu, bet kipt pradėjo. Įdomiai. Pasirodo, niekada nereikia išmesti tas, kas tau nepatinka. Pasirodo, jų kartais galima ir pagauti. Oi. Nu, džiavinimai. Katinėlis bus laimingas. Kažkas liktai gal pas Raulį pragrybinom. Užsižiūrėjom. Net nėra. Kaip sakoma, netikras pavojus. Kažkas liktai gal pas Raulį pragrybinom. Užsižiūrėjom. Net nėra. Kaip sakoma, netikras pavojus. Nu, turim kibimą, bet jau tokį menką ir smulkų. Pipa, pip, pip, pip. Nesuprasi. Ar čia kimba, ar... Panašiai kaip pasidėdusios tos atvirutės, kaip pasidėdavo. Nu, kur lanksto. Kur užstrengdavo. Teisingai. Ir paliko. Nebekimba. Na, va vis tiek va. Aukštyn žemyn, aukštyn žemyn. Gal žiūrėk dar paims. Blemba dar valas už lapo. Ir yra, bet kažkas. Ką žinai čia. Gal vėl toks va. Nu va, žiūrėk, matai, sakau. Vo. Plakis iš verstakis. Bet žiūrėk, burno kabliuką eiktas. Nu jau. Turim kažkokią neblogą žuvį tik užmetus. Ir važiuoja, kai reikalas į šoną. Va, į šoną eina savo. Blyn, į lapus. Lauksim, išeis tai išeis. Bet tik užmečiau. Eina savo. Nu, duosim, arba išeis, arba ne. Arba pasiseks, arba nepasiseks. Tai vat galvoju, ar reikėjo taip daryti, atsipalaiduoti, ar nereikėjo. Blemba, per vieną lapą, žiūrėkit, tai praėjau per kitą. Užsikabino. O, eina. Važiuoja. Eik, tu trūko turbūt. Kas? Šūdas. Trūko? Jo, eina savo. Blyn. O buvo geras. Tikrai buvo nieko. Tai čia buvo. Atėjo karšiai, reiškia, girdė. Davai, reikia. Reikia mest toliau. Blyn. Ja. Atėjo, karšiai. Bet paviršių, bet nedidelis šitas. Bet atėjo. Va. Žiūrėk. Kas čia?
Ne, karšas. Ar ešeriščiai, Jani? Ešeriškis. Nu, Ešeriškis. Tai gal ir ten ešerys buvo? blinda gražus ešerys, žiūrėk, ant boilio. Lūpai normaliai. Baltas. Visai gražus ešerys. Taigi atiduok. Kokios lūpos susikabinu. Tai tra. Eina, savo. Tik užmečiu cūgusgi čia daras dabar. Kibimas kažkoks ir... jau mėlačias bus, kaip sakoma, bus maža kažkokia. Bet va, 11 dienos ir mes dirbam nesustodam. Oba. Tai kaip šovė? Ešeriukai žiūrėjo, bet suaktyvė ešerys, girdė. Nu va, patys matot, namo nori eit, bet žuvis neleidžia. Būna ir taip. Tai ešerys, tai dar kažkas, tai kibimas, gerą karšį prasileidau. Ir va, vidury dienos, nu ne vidury, nu kaip, 11 valanda, tai čia toks vidurdienis, kaip sakyt. Esmė įdomu darosi ir nebenori maiti namo. Gali būt, kad čia nei meškerių netrauksim, paliksim dienai, vakare vėl ateisim. Turiu tokį planą, važiuoti šiandien reikia nuvažiuoti, yra prižadėta, negaliu niekam atsakyti į vieną ežerą. Ešerio paskanuoti ir, nu, pasiplaukėt, pasižiūrėti dugną. Prižadėjau, paskanuosim, bet matomai gali būti, kad paliksiu gal meškerės ir nieko čia nejudinsiu ir vakare grįšiu. Prie šito pačio reikalo. Dar reikia rytoj su tėčiu ešerių išplaukti, o Jėzus, dienų trūksta. Viskam išpildyti, o ką darysi. Grįžau į gimtinę, taip jau būna.